Alio, Okay. ar čia Tautvydas? Nu, Tai ką tu darai, tu dar gyvas? nu. Ką darai dabar? Dabar namas tėčiu. Klausyk, sėdi, tai sėdėk, bet aš tau vieną tokį paprastą patarimą duosiu. Aš tavęs nei gazdinu, nei ką žinai, bet jeigu dar kartą sužinosiu, kad net stoji nuo mano draugės ir rašinėjai persikai ir skambini ją, žinok, bus labai labai blogai. Kas, Nesuprantu, mes. ką tu supranti? Kad tu esi iš Panevėžio, bachūrėlis, tai čia, žinai, dar nieko nereiškia. Aš problemą ieškai, girdi bahūrus. Ką ieškau, girdi? Esi iš gimnazijos kažkoks ten nupiepęs Tautvydas ir dabar tu man čia dar... Žiūrėk, girdi pizdą, tu karvoji galą, nerasės, kur tu šiandien nedaštrėnė, girdi. O, tu dar moki gražiai kalbėti, žiūri, ar ne? Aš tokių kaip tu išmoksta. Rimtai, o aš nusikeikiau bent kartą, ką? Ar aš bent kartą, sakau, nusikeikiau? Nu, manyčiau, kad taip. Nu, pasakyk bent vieną pavyzdį, kurį aš dabar pasakiau tau. Versi, tai per vieną puslapį pažiūrėsi, aš galiu paklausyti. Vat, matai? Dabar, dar nori gal keiksmažodžių pasakyti? Sakau, galiu išsūpdėsi per vieną puslapį paskaityti. Nu tai gerai, Tautvydai, tai pasakyk gražių žodžių, kurių esi išmokęs, mokindamasis gimnazijoje, kaip žinai, kaip priklauso gimnazistams. Nu, klausau. Tai kur išmonė? Ką? Kaip sakai, Tai kur tavo išmonė pasidėjo dabar atklausti tavęs? išmonė pas manęs vaikai išmonė buvo. Kur pas tai buvo išmonė? Kur tavo balsas dreba? Tu nebijok. Nedreba. Nes toli esam, nes tavęs nesudaužysim dabar už valandas. Tu nebijok, drąsiau kalbėk. Mes daryk, davai, nu. Kur aš atvarysiu? Į Panevėžį, nu. Į Panevėžį, pas tave, moksleivį. Ne, iš Vilniaus turi, ne? Dieve, tu brangu, nebūk tu juokingas. Su savo drebančiu balsu, tu dar paauk 5 metus, kad tu galėtum su manim normaliai šnekėt. Ne, tai aš nedreba, karoči tau kinkas dreba pakarius gal. Nu, jeigu man kinkos drebėtų, aš tau neskambinčiau. Ir aš tau neskambinčiau, bet Būk ramus. Jo, Tautvydai, tu negražiai elgiesi tiek kalbėdamas dabar tiesioginiam eterį, bet čia tau spręs. Tiek lįsdamas prie vienos merginos. Visa Lietuva girdi visas Panevėžys, tai jeigu tau yra tas pats ir tu galvoji, kad elgiesi labai vyriškai, tai linksmų tau švenčių. Davai. Aš nieko negalvoju. Nu tai vat, nes plaugas esi, dėl to nieko negalvoji, tai pradėk galvoti. Neturiu ką jam pasakyti. Ramu.